Sveiki, aš esu Berni Mačio, fizioterapeutas ir osteopatas. Esu čia tam, kad pristatyčiau jums toliau pateiktą klinikinį atvejį. Šis atvejis, kurį pristatysiu, yra nemigos atvejis, glaudžiai susijęs su miego medicina ir vienas iš dažniausiai konsultacijose pasitaikančių atvejų. Turime 58 metų amžiaus pacientę, kuri daugiau nei 3 metus po COVID-19 kenčia nuo nemigos. Ši pacientė kreipėsi į gydytoją dėl miego sutrikimų, ypač dėl prabudimų nuo 3 iki 4 per naktį, bei nuovargio jausmo dieną. Per konsultaciją pirmąją anamnezės dieną pastebėjome gerokai pakitusias V kardio reikšmes. Taip pat atlikome šios pacientės 4 dienų vertinimą ir matavimus dieną ir naktį su aktigrafu Oura Ring. Gydymas, kurį atlikome, buvo orientuotas į miego kokybės gerinimą ir svarbiausia, į šios pacientės naktinių prabudimų skaičiaus mažinimą bei galimybę juos išvis pašalinti. Šiuo atveju pacientė labai gerai reagavo į gydymą, buvo pradėta nuo 2 seansų pagal 1 ir 7 programą po 30 minučių. Pagal protokolą gydymas buvo tęsiamas 3, 4 ir 5 seansų pagal 7 ir 8 programą, viską vykdant centriniu lygiu ir tęsiant gydymą pagal 7 programą iki 15 sesijos. Tarp 5 ir 8 sesijos pacientė patyrė didžiausią pokytį ir vietoj to, kad toliau naktį prabustų 3 ar 4 kartus, šiuo metu ji miega be jokių problemų. Visą tai susiję ir su darbu bei požiūriu į miego įpročių keitimą ir priklauso ne tik nuo NESA. Iš tiesų reikėjo esminių pokyčių pacientės kasdieniuose įpročiuose, daug dirbant ir sutelkiant dėmesį į tai, kada pacientė eidavo miegoti ir tai, kaip ji elgėsi naktį. Valandą prieš miegą ir valandą prieš prabudimą bei pakilimą iš lovos. Taip pat daug dirbome su emocijų valdymu, naudodami kitų tipų metodus, naudodami NESA ir kartu derindami šias terapijas, sugebėjome padėti kai kuriems tipiniams pacientams, kuriuos konsultuojame. Tikiuosi, kad šis atvejis padės jums suprasti gydymo neinvazinę neuromoduliacijos sistemą NESA koncepciją. Dėkuoju už dėmesį.